Čia dirbau jau seniai, nuo 93 metų, o taip esu vienas iš kelių belikusių kunigų, kurie kunigavo dar sovietiniais laikais. Nuo 81 metų aš įsijungiau į bažnyčios gyvenimą, tapau diakonu, paskui kunigo diakonu ir taip, kaip sako, teko tarnauti. Klaipėda yra mano gimtoji parapija, nes Klaipėda esu konfirmuotas ir Klaipėdoje buvau taip pat išventintas ir į kunigus. Roga buvo tas, kuris mane išprovokavo pirmąjį, kaip negaliu sakyti pamokslas, dar nebuvau nei kunigas, nei diakonas, bet pirmąjį tokį liudijimą, žodį, kaip Roga sakydavo, pasakyti žodį. Tai buvo Vanaguose, 79 metai, kapinių šventė. Pamaldų metu kunigas Roga taip va, parodo pirštą, sako ateik. Aš prieinu prie to staliuko, aš buvau jau po kariuomenės vaikis ir sako, tu šiandien galėtum žodį pasakyti. Kokį žodį, sakau, aš nesiruošęs, nepasiruošęs, nieko, kaip aš čia sakysiu. Aš atsikalbinėjau visais būdais, kad aš nieko nesakysiu. Tada Roga sako, tada tu nors pasimelsk garsiai. Aš nusileidau, jau jis per daug nebetriukšmautų, tai aš nusileidau, aš pasimelsiu. Aš nuėjau toliau, tai vyksta pamaldos, kažkas pamokslauja, gėda. Ir man tokios mintis kunkuliuoja, reiškia, kaip aš čia dabar melsiuos, kas čia bus. Ir kažkas sako, tu turi kalbėti. Ir aš visada turėdavau, dar kariuomeniai turėjau, šiandien nedidelį Naują Testamentėlį. Aš įsitraukiu Naują Testamentą, atsiverčiu pirmą pasitaikiusi puslapį, perskaitau, o ten yra tokie žodžiai, reiškia, ieškokit turtų, kurį kainis nesuėda ir vagis nepavogė, nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis. Ir galvoju, gerai, aš tą paskaitysiu, ką nors pasakysiu. Pats nueinu prie kunigo, sakau, aš persigalvojau, reiškia, sakysiu žodį. Kažkas buvo įrašęs, aš esu dar įrašą klausysis. tą savo pirmąjį liudijimą, bet po to buvo taip. Manęs daugiau raginti nereikėjo. Ir aš klausdavau, kur nors kapų šventėje, ar jūs man šiandien duosit kalbėti, ar ne. Žodžiu, vyko toks, nes aš mokyklai buvau tylenis, kai reikėdavo prie klasės susitikimus kalbėti, iš mane žodžio neįdavo išpešti. Kas mane pažįsta, Šilutė sakniai tokie yra, sako, visiškai žmogus pasikeitęs, koks buvo iki to. Ir taip buvo sekantis toks pabuvimas Skirvitėlės kapinių šventėje Rusnėje ir ten dalyvavo vyskupas Kalvanas. Vakar ten buvau. Jo, ir tenai, reiškia, irgi Roga man davė žodį, vyskupas išgirdo man ir tada vyskupas čiupo. Sako, Rekoldai, tu turi eiti kunigus. Bažnyčiai reikia jaunų žmonių, aš tada buvau 21 metų. Tai vat, sakyčiau, per kunigo Rogo paraginimą aš ir tapau kunigas, nes nuo to paskui mes pradėjom bendrauti, aš nuvažiuodavau Šilutėje, mes ten daug šnekėdavomės, kalbėdavomės, bendravom ir atvažiuodavo į Klaipėdą, jau čia kai ir aš kunigavau, ir iki to dažnai lankydavos mūsų namuose, jis tiesiog mėgo lankyti pagyvenusius žmonės, ligonis, ir mano močiutė jis dažnai lankydavo, ir ten valandas jis šnekėdavo apie Dievą, belsdavosi. Tai močiutė visada būdavo patenkinta, kad jau kunigas Roga atvažiavo, tai labai gerai. Ir Klaipėdoje taip pat jis irgi mieste laikydavo daugiausiai vokiškai kalbančius, nes jis puikiai kalbėjo vokiečių kalba ir tie, kurie prie širdies, kam buvo vokiečių kalba, tai labai jau džiaugiausi, kad kunigas Roga aplanko. Ir jis tiesiog ateidavo, kai kur net šventai vakarienę dalindavo ir tiesiog visi po Klaipėdą vaikščiodavo ir tokiu būdu, kaip sako, lankydavo tos senuosius liuteronus, kurie buvo savo kilme, galbūt vokiška ir kalbėjo, bendravo vokiečių kalba. Su Roga taip pat yra susiję ir pirmoji jaunimo stovykla, puikiai prisimenu, 79 metais, kai ar šimtė jau buvo, aš nesimenu, kad Šilutėje po pamaldų
Mes čia keletas buvom jau jaunų žmonių, pradėjom kažkaip bendrauti, čia Valdas Žilys, jo brolis Edvardas. Ir kunigas, tada mano tėvas ten buvo pamaldose ir jisai paskelbė, kad bus 80 metais Augsburgo konfesijos jubiliejus. Kad Vokietija yra daromi įvairūs renginiai, tai mes čia, tokią informaciją gavom, šnekam, tai kai mums reikalos Lietuvoje daryti. Ir mes su tom idėjom nulėkėm pas kunigą Rogą, į Šilutę į namus, kuris ten gyveno, ir išdėstom, kad sakė, kad bus jubiliejus, o mes galim ką nors surengti. Ir mes nutarėm, kad reikia jaunimo stovyklą daryti. 70, kad kiek? Taip, 80 metų, taip, 80 metais jaunimo stovyklą. Ir Roga iš karto pasiūlo parapiją, reiškia, Kintuose, ten prie Marių, kadangi gamta graži, reiškia, tenai. Mes už ir tada prasideda. Mes jaunimas iš Klaipėdos važiuojame Šilutį, ten repetuojam, ieškom Šilutėje merginų, ten mano būsima žmona, ten dar kiti, reiškia, iš choro, sakom, reikia čia atskirai jaunimo repetuoti. Ir taip mes ruošėmės tai šventai ir 80 metais. Rugpjūčio mėnesį vyko pirmoji jaunimo stovykla Kintuose. Aišku, ji nebuvo gausi, bet vis dėlto Rogos dėka, nes vis tiek prisimti atsakomybę, čia buvo irgi didelis dalykas, nes saugumas viską... Užpalengavo ar ne? Po renginių iškvietė, ir mane buvo iškvietė, sakė, kokius iš renginius organizuojat. Sakau, čia nenaujas dalykas, reiškia. Sakau, nenaujas dalykas, sakau, čia senas, sakau, Viduns ant Rambyno kalno, sakau, giesmių šventės jaunimo darydavo. Tai mes, sakau, ten dabar ir tarybinė šventė, tai mes, sakau, Kintuos padarė bažnytinę. Ir ką, nieko atsikalbėjo? Nieko, paskui, aišku, turbūt, manau, Roga nieko nesakė, bet aš manau, kad jis taip pat buvo iškviestas, su juo buvo kalbėta. Turbūt ir su viskupu, bet viskupas irgi nieko nesakė. Nors niekada viskupas nedalyvaudavo jaunimo šventėse tos stovyklose, bet niekada nesakydavo, Reikoldai, to nereikia. Bet nuo 81 mes paskui persimetėm į Būtingę, mano tėvas pasiūlė Būtingę ir paskui nuo 81 tos šventės visos vykdavo Būtingė. Čia kur prie plento ta bažnyčinė zona. Jo. Tai skaityčiau, kad Roga yra vienas iš tų, kuris susijęs su pirmom jaunimo stovyklom Lietuvoje. Katalikai darydavo, man to daryti kažką, bet būdavo irgi taip, gana pogrindyje. O kad pasižiūrėti, kas tai yra, mes specialiai 3 išvažiavom 80 metais į Estiją. Estija, ten už Latvijos netoli nuo Rubežiaus yra Haidamesti, toks miestelis, bažnytkaimis, ten yra liuteronų ir stačiatikių bažnyčios prie jūros. Ir ten vyko estų stovykla ir mes važiavo iš Latvijos, mes susisiekėm su Ryga, Jėzaus parapijos jaunimu ir kunigu, tada kunigas Haniš buvo toks ir mes su tuo jaunimu rygiškiu nuvažiavom į tą Haidamestį. Ten mums išprovokavo žodį pasakyti, aš ten turėjau Lietuvos vardu, pirmadienį aš dirbau virėju. Palangoje praktiką atlikau Klumpės kaviniai. Aš ateinu po pietų į darbą, šefė mane pasikviečia, kad tu ten prisidirbai, saugumas ieško. Jau saugumas ieško, jau jie žino, ten matyt, tų šnipų buvo. O estai tokie, žinai, buvo labiau tokie patriotiški. Mes grinai bažnyčia, o jie biški ir politika, ten buvo tokių poetų, kurie ten biški ant sovietų valdžios pavoždavo. Ten buvo tos vakaruose prilaužo tokių pasisakymų biški tokių ir dėl to, aišku, ten juos kontroliuodavo, sekdavo. O kalbą sakėt vokiškai ar rusiškai, neatsiminat? Rusiškai kalbėjo. Rusiškai kalbėjo, vis tiek, nors estai nelabai mėgsta rusų kalbos, bet jie suprato. Jokių problemų. Kariuomenėje buvo keletas estų, jie puikiai kalbėjo rusiškai. Tai tie, kur tokiam siauram akiem, uzbekai, kazbekai, tie tai моя твоя не понимает. Kai viršininkas sako построение на работу, reikia į rikiuotę stoti eisim dirbti, tai jie nesupranta.
O kada sako, reikiuoti eisim valgyti, na bet pietums pirmis stovi. Tai kaip jie apsimetinėja to. Tai va, ir pirmos stovyklos, ir Roga tikrai yra įnešęs tą indėlį. Ir mes, na, jis mano buvo toks kaip dvasinis vadovas, sakyčiau. Atsimenu, kai aš jau, na, į tą vyskupo kvietimą būti kunigu atsiliepiau ir jis mane taip ramindavo, sakydavo, Reichardai, negalvok apie rytdieną. Ką tu valgysi, ką tu gersi, kaip tu gyvensi, vis dėl sovietiniai laikai. Mano mama buvo baisiai prieš. Aš net motinai nesakiau, kad mane šventina. Ne, paskui mama sako, kodėl tu man nesakei, sakau, kad tu nenorėjai. Nenorėjau bereikalingų diskusijų. Ir Rogas sakydavo, sako, nepergyvenk, negalvok. Dievas pasirūpins. Pasirūpino, aš nieko negaliu sakyti. Nugyvenau ir dabar kiek metų. Tai va, ir Roga, jis tikrai, nu, niekada, po kiekvieno pokalbio mes niekada neįsiskirdavom be maldos. Visada buvo meldžiamasi ir visada klaudomės ant kelio. Tai buvo dvasingas žmogus, aišku, jis buvo labai geras ir per daug geras, dėl to jie apnikdavo tie bomžai, tie alkoholikai, pijokai, ten buvo problema, čigonai, Klaipėdoje toks atvejis buvo, kada aš jį palydėjau iki autobusų stoties, o ten autobusų stoti čigonų. Tie, reiškia, ranką ištiesė atbėgti čigoniukai. Tas davė tų pinigėlių, tie porą minučių dingo, atlėkė 10 čigoniukų. Nein, sako, Rogas sako, neduosiu jums. Tai jau atgimimo laikais, kada čia buvo su tais čigonais? Kad gal ne. Dar tais. Dar, man atrodo, tebe Liepų gatvėje tai visi beldėme ir toks cirkas buvo. Bet tą gerumą kartais, žinai, taip gali pakliūti į bėdą. Tai aš iš to irgi iš Rogos pasimokiau, kad negalima visiems duoti. Nors sako, prašančiam duok. Bet pakliūni į bėdą ir kai vieną, kitą, trečią kartą apgauna, tai geriau tu aukoji ten, kur konkrečiai matai, kad tikrai žinai, kad tam žmogui reikia, o tie paprašai tos čia tokios. Kaip seniau buvo, ubagai Elgetos, na, prie liuteronų bažnyčių nestovėdavo, nes liuteronų bažnyčia visus tuos savo ubagus į senelių namus sukišdavo ir nebuvo mados, kad prie liuteronų bažnyčių ubagai sėdėtų. Gal čia Lietuvoje katalikų bažnyčios taip daugiau, bet čia Klaipėdos krašte būdavo tie senelių namai ir čia niekas čia jau bagaudavo prie durų. O dabar tai tokie yra narkomanai, alkoholikai, problema. Tai va. Taip kad Roga man yra tikrai toks šviesus spindulėlis, tos senosios kartos kunigas. Aišku, jis, na, turbūt žino tą jo istoriją, kaip jis ten jaunas būdamas buvo paralyžiuotas. Ar jis nuo peršalimo, taip sako, kad jis peršalo? Kažkaip jis pasakojo, ar jis išgėręs buvo, ar ką, daržiniai gulėjo ir peršalo ir tapo paralyžiuotas. Ir tada jisai, būdamas ligoninėje, davė žodį, kai jis liks gyvas, išgyvens, jis visą gyvenimą pašvęs Dievui. Ir taip jisai po to, kai pasveiko, liko šlupas, bet pasveiko, jisai įsijungė taip aktyviai bažnyčios gyvenimą. Jisai pradėjo, dar jaunas būdamas, pradėjo tuos surinkimus lankyti, pradėjo pamokslauti.